Šis filmas tai pasakojimas apie laimingiausią dviejų jaunuolių gyvenimo dieną. Žiemos keis vasaras, negailestingai skubantis gyvenimo metai išvagos raukšlelėmis jų veidus, užaugs vaikai, gims anūkai, o šioje juostoje jie liks tokie patys, jauni, nuostabiai gražūs ir laimingi. Mano vaikai, aš jūs abiejų Dievo vardu prašau ir jūs abudu įpareigoju, kad per bendrą gyvenimą vienas kitam būtumėte jautrus, kantrus ir vienas kitam geri. Bet visų pirma, labiausiai rūpinkitės vienas kitą labai tikrai mylėti. Nes meilė yra tas ryšys, kuris iš viso du žmonės suveda, sujungia ir jums padaro laimingus. Todėl jūs abiejų draugė prašau, duok Dieve per visą gyvenimą tiesėkit santuokos priesaiką. Kristui, tai klausiu tavęs, ar tu esi rimtas galvojas, ar tavęs niekas nepriverčia ir ar tu esi tvirtai pasiryžęs spręsti sužadėtinę Ilonę. Ilonėlė, klausiu ir tavęs, ar tu esi rimtai apgalvojusi, ar tavęs niekas nepriverčia ir ar tu esi tvirtai pasiryžus tekėti už savo sužadėtinį Kęstučio. Mano vaikai, tesuteik jums Dievas pagalbos ir malonės, kad tai, ką dabar pasakėte, taptų tvirtas pagrindas jūsų šeimai, jūsų namams ir jūsų laimei. Palaimink Viešpatie šitos žiedus, kurios laimino Dieve tavo vardu. Tegul tie, kurie šitos žiedus nešios, būna tikrai laimingi. Prašome per Kristų mūsų Viešpatie. Amen. Ilona, švenčiausios trejybės vardu imk šį santuokos žiedą. Tebūna jis tau Dievo ir dangaus globos palaimo ženklas. Kęstuti, švenčiausios trejybės vardu imk šį santuokos žiedą. Tebūna jis tau Dievo ir dangaus globos ir palaimo ženklas. Tu ateik į pasimatymą, kai skliauta išblės žara. Jau seniai supratome, jog dviejų kelių nėra. Dviejų kelių nėra. Bendram kely, balta giedra.